sakykim. Šiaip net panašaus stiliaus kovotojai. Bogdanas artėja, Džebas. Ir prasimetė Zarečnik, kaip gerai Bogdanas. Kol kas tikrai kontroliuoja ir distanciją. Gal perspektyvą šachbokštą turėtų, oi. Kickboksą užteks perspektyvą šiam jaunuoliui. Esmių atakų kaip kad dabar, oi gerai, smūgiuoja dabar laukikai. Kaip ir kalbėjau, šiek tiek atviresnė kova, mažiau tik... Bet spaudimą visos kovos metu kol kas išlaiko Augustas. Labai tikslus yra jo middle kickai, atkreipkite dėmesį, dabar kelias taip pat savosios ekranuose. Čia užspaustas kampe jau yra Eimantas Zarečni. Per daug patirties pasaulį prasidėjom ir sulaikai rankas į to Bogdaną svečiuose, čia yra Ir... Vėliau net ir ne šiek tiek, atsikoja Pauličiai į korpusą. Pramušė Bogdanas, Zarečniai dirba toliau. Zarečniai turi daugiau pradėti pirmas ataką. Jam tu... Ir vėl, neėmučiai lygiai dirba Bogdanas, wow. Spaudžia Zarečniai, pastarajam belieka atsimušinėti, belieka bandyti išeiti, čia gali būti ir knockdownas. Jeigu vis per daug neatsakytų smūgių, bet minutėm ilgiau, jeigu jie iškovos visus 3 raundus. Ir čia Bogdanas vėl. Oi. Ir Bogdanas gali užbaigti kovą anksčiau laiko. Oi, koks stiprus. Koks tikslas stovėti, nes 30 kelias sekundės. Tačiau sunki, kovos pabaiga jam. Ir jaučia varžovo sužeistas nes Bogdanas ir atrodo... Tu esi 16 metų kovotojas. Oi, overhand. Aha. Kostas, naktas, ne, viskas. Turbūt akivaizdu, kas šioje kovą laimėjo mėlynasis kampas Augustas Bačkis.